Sveikas, Tomai, žinai, kad šią savaitę visoje Lietuvoje vyksta renginiai skirti atkreipti dėmesį į patyčių problemas. Taip, žinau, galvoju, einam į gatvę, paklausim jaunorėčių, ką manom. Einam, paklausim. Labą dieną. Ką patartum žmogui, kuris patiria patyčias? Kreiptis pagalbos, pirmoje eilėje kalbėti su tėveliais, aiškintis, tik gink Dieve nenutylėti ir neslėpti tokio baisaus dalyko. Tai yra baisu. Kaip galvojate, dėl ko žmonės tyčiojas? Aš tiesiog nežinau, tyčiasi, jie gal kažkokie nepilnaverčiai jaučiasi, ar nori pasirodyti kažkokie tai gudresni ir stipresni už kitus vaikus. Ką galėtų padaryti suaugęs žmogus, kad būtų mažiau patyčių? Rūpintis daugiau savo vaikais, gyventi jų problemom, spręsti jų problemas. Ir aš skaitau tada, viskas priklauso nuo šeimos. Kokioj šeimoje vaikas auginamas. Jeigu šeimoje geri santykiai, gražus, aš skaitau, kad vaikas pikto niekad nedarys kitam, jeigu jis labai gražiai šeimoje. Žmonės, kas būtų mažiau patyčių. Suaugę žmonės. Ką galėtų suaugę žmonės? Oi, turbūt daug ką galėtų padaryti, kad turi rinkti kažkokį tai susirinkimą mokyklose, daugiau su vaikais apie tai kalbėtis. Kažkoks tai, aš net nežinau, taip greit negaliu net atsakyti, bet turi suaugę kalbėti su vaikais apskritai, kuo daugiau. Ką jūs manote apie patyčias? Neigiamai atsakyčiau tokį klausimą. Labai nepritariu, ypač kaip dabar jaunimas su jaunimu labai mušasi. Nepriimtina. Ar jūs esate patyrus patyčias? Aš asmeniškai. Ką galėtų padaryti suaugęs žmogus, kad būtų mažiau patyčių? Nežinau, bet jeigu pamatyčiau gatvėje, kad kažkas tai vyksta, tai tikrai iškviesčiau policiją ir patys įvešiau tą konfliktą. Ačiū jums labai. Diena. Labą dieną. Kaip manote, dėl ko žmonės tyčiojas? Nesupratau. Kodėl žmonės tyčiojas? Kodėl žmonės tyčiojasi, tiesiog trūksta galbūt žmogui išprusimo, išsilavinimo, ar ką, mandagus žmogus tyčiotis iš kito, tai neturėtų. Mano nuomonė, taip. Aš, pavyzdžiui, tai tokio dalyko netoleruoju ir pats žmonių nesityčioju. Ką galėtume patarti žmogui, kuris patiria patyčias? Labai neimt giliai į širdį, kad nenormalus žmogus, jeigu jis taip daro. Kažko tai jam trūko gyvenime, gal. Kokio tai patarimo, auklėjimo. Taip. Ačiū, labą dieną. Manote apie patyčias? Blogai. Asmeniškai. Blogas dalykas. Ką reikėtų daryti žmogui, kuris patiria patyčias? Manau, kad netylėti ir kreiptis, pasisakyti bent jau tėvam, artimiesiam, gal mokytojam, gal kažkokios tarnybos yra, su draugais kalbėti. Ir nebijot, pačiam gal, jeigu gali su tais kurie tyčiojasi kažkaip pabendrauti rimčiau. Kaip manot, kodėl žmonės tyčiojasi iš kitų? Mokyklai, pavyzdžiui, bendraamžiams. Kad atrodytų turbūt tokie kietesni prieš draugus. Aš manau, kad dažniausiai tai tyčiojasi tada, kada yra kažkokia grupė, tokia grupinė atsakomybė, nes labai retai vienas žmogus tyčiojasi. Dažniausiai tyčiojasi, kada yra grupė ir jie vieni prieš kitą taip sutvirtina ir tada daug geriau jaučiasi. Kodėl? Labą dieną. Ką manote apie patyčias? Nėra geras dalykas. Kaip galvojate, dėl ko žmonės tyčiojas? Aš manau, visos tokio vakaro. Jo, arba šiaip su Šeimoje problemos gal. Ar esate pačios patyrusios mokyklai patyčias? Iš tikrųjų net neatsimenu, bet... Gal vaikystėje, bet pastaruoju metu ne. Ką galėtume patarti žmogui, kuris patiria mokyklai patyčias? Vengti tų žmonių, kurie tyčiojasi. Ir pasirinkti darbą. Ir nenusileisti niekada. Kreiptis kažkur, mėginti spręsti tai, o netylėti. Ačiū jums. Kokia jūsų nuomonė apie patyčias?
patyčios yra blogai. Ką reikėtų daryti žmogui, kuris patiria patyčias? Mokykloje, lauke. Kuris patiria patyčias, manau, kad reiktų pirmiausia kreiptis į savo mokyklos auklėtoją klasės, taip pat į tėvus. Jeigu nepadeda, tai skambinti į vaikų liniją ar jaunimo liniją, ten kreiptis pagalbos. Kodėl žmonės tyčiasi iš kitų? Čia geras klausimas. Manau, kad dėl to, kad tiesiog nori pasijuokti, nori pasirodyti viršesnis už kitus ir pasirodyti prieš draugus. Gerai, dėkui. Šiandien. Labai. Ką manote apie patyčias? Tarp vaikų? Taip. Ar aplamai apie viską? Yra Negražu visumai taip kaip darosi. Smerkiam tokius dalykus. Silpnųjų reikalas tyčiotis iš kitų. Jo, čia. Smerkiam tokius reikalus, nepritariam tokiems dalykams. Reikėtų užbėgti suaugusiems, sakyčiau. Ne vaikams, bet suaugusiams. Žmogui elgtis turi, kai aš sakau, žmogui elgtis gerai turi būti naudinga, jis turi jausti iš to, kas elgesi gerai, už tai yra gerbiamas, o pas mūsų kažkaip yra iškreipta viskas. Jeigu tu elgesi chamiškai, tai tada tave gerbia. Bet tai turi būti tiesa. Neturi būti tas, kaip sakyti, toleruojamas. Laukinių žvėrių, tokia banda, kaip sakykime, vienas padarė, žinai, bėga 10 ir juokiasi. Va, pastamiau, tu nukritai, žinai, ir tave. To neturi būti. Bet šiaip čia turėtų būti ir gal dar nuo mūsų tėvų dar priklausyti. Jo, tėvų dar įdirbis turėtų būti kažkoks tas dalykas, kad tam vaikui negalima taip elgtis. Taip, tai turi iš namų būti toks, kaip pasakyti, auklėjimas tam vaikui. Jis visai daug mažinom, kas ką daro. Ką galite patarti žmogui, kuris patiria patyčias? Čia tai sunkus visai. Ką patarti? Reikia kalbėti apie tai. Reikia kalbėtis. Pirmiausia, reikia neužsidaryti savį. Pirmiausia, vis tiek jis kažko pasitikė, tėvais pasitikė, turi kažkokį draugą. Ar ką visai su kuriais reikia kalbėti. Pirmiausia, reikia skatinti kalbėti. Aplamai visur reikia žmonėms kalbėtis apie viską. Jeigu mes nesikalbam, tai užsidarom. Tas vaikas vis tiek turi kažkokių draugų, su tais draugais reikia pasidalinti, reikia savai užsidaryti. Gaunasi ratai visi. Tie, kurie tyčiojasi ir... Galų galia blogiausia atveju, ne blogiausia, tai yra pats geriausia atveju, pirmiausiai tėvus turi tai pradėti nuo jų ir pradėti šnekėti. Jeigu ir šiaip mokykla vis tiek yra tos, vadinkim. Vienas su vienu bendrauja, kitas su kitu. Paprasčiausiai šnekėti turi. Nebijoti tą pačią auklėtojai pasakyti. Vis tiek yra. Aš manau, kad čia šnekėti reikia. Reikia šnekėti. Kažko reikia pradėti kalbėtis. Jeigu tu užsidarysi savyje ir niekam nesakysi, tai... Bus sunkiau ir tai bus dar labiau ant tavęs lips. Prisižiūrim čia, prisiskaitom, prisimatom. Kaip galvoti, dėl ko žmonės tyčiojasi? Nesilpni. Bijo kažko. Jie tiesiog kitaip nemoka save kaip išreikšti. Jie yra dvasios ubagai, aš taip sakysiu. Jie nemoka save kitaip išreikšti. Pas juos išraiška forma, kad aš parodysiu, kad mano kumštis didesnis, man reiškia genai mano didesni, aš stambesnis ir aš galiu ten kažką daryti. Bet tai yra tavo silpnumas. Tu reiškia, aš taip skaitau, kad čia yra... Silpnas vaikas, paprasčiausiai tas, kuris skaito, mokinasi, jis visai kitaip bendrauja. Tas, kuris yra toks banditukas, vadinkim, šią dieną, ne? Jisai skaitik nesimokina. Jisai tik tai išreikš moka. Jo, jisai tik tai moka vaipytis, moka pasityčiotis. Bet jeigu tu kažko jo paklausis, negausi gyvenime nieko ir nebepasieks. O tas, kurį kiek ir rodo per televizijos, iš tų, kurių tyčiasi, jie ir pasiekęs, ir savo įsikūrė kažką, o tie, ką vaikšto palik konteinerius. Labą dieną. Ką jūs manote apie patyčias? Ką apie jas galima manyti? Tai yra labai blogai. Bet jos užgimsta, man atrodo, jau ankstyvoj stadijoje, reiškia. Ne tik paauglystėje, bet jau patyčios jau šeimoje žiūrimų užgimsta. Ką galėtų padaryti suaugęs žmogus, kad būtų mažiau patyčių? Kur? Patyčių. Mokykloje, jau, ką galėtų, aišku, patys smerkti šitą dalyką visų pirma, reiškia, patys suaugusiai, o neskala šito dalyko. O iš kitos pusės, manau, patys nerodyt blogo pavyzdžio. Taip? Kaip manote, kodėl žmonės tyčiojasi? Tai yra jų pačių psichologinės problemos. Jie yra silpni. Stiprų žmonės nesityčioja. Ačiū jums labai. Kaip nuomonė? Tyčias. Patyčios mokykloje? Tai mokykloje. Bloga nuomonė, kokia gali būti? Bloga. Patyčios prasideda, aš manau, jau nuo pat darželio. Paskui visą tas dalykas pereina
Ir kadangi pati tarnauju kariuomenėje, tikrai tų dalykų yra ir neišvengiama tiek kariuomenėje ir aš manau ir visuomeniai. O kodėl manot žmonės tyčiasi iš kitų? Todėl, kad jie silpni. O kaip žmogus jaučiasi, kuris patiria patyčias? Be abejo, tas žmogus, iš kurio šaiposi, jisai blogai jaučiasi. Išgyvena didžiulius išgyvenimus ir galima tik spėti, ką jisai gali padaryti. O ką reikėtų padaryti, kad jas sustabdyti? Kur reikėtų tam žmogui kreiptis? Tam žmogui? Tam žmogui. Kam reikėtų padaryti? Pirmiausia, jeigu tai yra vaikas, jis turi kreiptis į savo artimą aplinką, tai yra tėvai. Toliau turėtų kreiptis į savo mokyklą pedagogus, ar ne? Turi kreiptis tas, kas jam yra artimas žmogus, gal netgi pats geriausias draugas. Ir svarbiausia, kad nereikia tylėti. A jeigu jūsų vaikas patirtum patyčias mokykloje, ką jūs darytumėte, jeigu jūs jums pasakytumėte? Eičiau aiškintis, kur yra problemas. Ar yra problemas mano vaike, ar yra problemas aplinkoje. Nes realiai patirtis parodė, kad dažniausiai būna aplinkoje vaikai šiais laikais šaiposi dėl menkiausių nieko. Pradedant nuo tų pieštukų, mokymosi pažangumą ir visą kitą. Ačiū. Prašom. Ar esate girdėję savaitę be patyčių? Taip, girdėjau. O kas apie tai žinote? Aš žinau, kad tai yra iniciatyva, kuri vyksta kiekvienoje Lietuvos mokykloje kovo mėnesį, vat būtent šią visą savaitę. Kodėl žmonės tyčiasi, kaip jūs galvojate? Aš manau, kad žmonės tyčiasi. Pirmas dalykas, tai neturėtų tai būti, neturėtų jie tyčiotis vieni iš kitų, nes patyčios tai yra tiek nepagarba savo, tiek nepagarba kitiems. Ir kodėl tai daroma, iš tikrųjų, manau, kad reikia labai analizuoti tą visą situaciją, nes, matyt, nesupratimas, tai tas patyčias gimdo nesupratimas, kad ir kitas žmogus yra vertybė ir tu jį turi gerbti. Ar jūs esate patyrusi patyčias? Iš tikrųjų, manau, kad vienokias ar kitokias patyčias visi esame patyrę. Ką galėtų padaryti suaugęs žmogus, kad būtų mažiau patyčių? Aš manau, kad kiekvieną kartą reiktų pastebėti tas patyčias, ypatingai tarp vaikų, kai vyksta tie negeri dalykai, ir sakyti, kad taip elgtis negalima ir jokių būdų netoleruoti to dalyko. Ką galėtumėt žmogui patarti, kuris mokykloje patiria patyčias? Iš tikrųjų, tai norėčiau patarti netylėti, nelaikyti to viduje, neslėpti, bet kelti tą problemą į viešumą, nes iš tikrųjų, jeigu tai bus žinoma, tai vėlgi tai bus signalas tam, kuris tyčiasi, kad taip elgtis negalima. Ačiū Jums labai. Prašom. Norėtume sužinoti jūsų nuomonę. Kodėl reikia kalbėti apie patyčias? Todėl, kad gyvenimas žiaurus. Mokykloje vaikai ypač susiduria su tą realybę. Ką patartumėt žmogui, kuris patiria patyčias? Netylėti. Labą dieną. Norėtume sužinoti jūsų nuomonę. Kodėl reikia kalbėti apie patyčias? Kodėl reikia kalbėti apie patyčias? Todėl, kad mūsų visuomenėje šiomis dienomis labai daug yra patyčių atvejų, kurie suteikia žmonėms daug kančios ir darosi jų gyvenimas apsunkintas. Ką patartumėt žmogui, kuris patiria patyčias? Kuris patiria patyčias? Oi, čia reikėtų labai daug kalbėti, bet vienas toksai pagrindinis dalykas, tai būtų jam įsisąmoninti, kad tas žmogus, kuris jį skriaudžia, žemina, žeidinėja, niekina, yra labai silpnas. Nes jis žemindamas kitą mano, kad pakelia savo vertę. Ir dažniausiai patyčios vyksta, kada yra žiūrovų. Vienas prieš vieną atsidūrė, rečiau drįsta žmogus iš jo šaipytis, žeminti jį, dar kažkaip taip su juo elgtis nepadoriai. Kadangi daugiausia patyčių būna mokykloje, ką jūs darytumėte, jeigu pamatytumėte, kad žmogus tyčiasi iš kito? Kad mokinys tyčiasi iš kito? Ja, ką jūs jam patartumėte, ką jūs pati darytumėte, kad jūs sustotumėte? Kadangi aš esu suaugęs žmogus, tai man būtų labai paprasta įsikišti ir aš niekada nepraeinu pro tokias situacijas, sustabdyti, o po to, aš pati turiu kompetencijos konsultuoti tais klausimais, manau, kad reikėtų pagalbos ir tam
iš kurio tyčiojasi, ir tas, kuris tyčiojasi iš jo. O jeigu, sakykime, nenorėtų su manim kalbėtis, nes čia kiekvieno pasirinkimo teisė yra, tiesiog pasiūlyčiau būtinai nueiti pas specialistą, pas psichologą pasikalbėti arba pas socialinę darbuotoją ir išsiaiškinti mechanizmus, nes, kaip jūs supratote, ne iš visų vaikų tyčiojasi mokyklai ir ne visi tyčiojasi. Tyčiojasi ir iš tų tyčiojas, kurie turi tam tikrų problemų. Ką jūs manote apie patyčias? O, klausimas toks ir kaip ir geras, bet ką manau, kad jos yra tos patyčios, tai akivaizdu visur. O kad programas reikia vykdyti, kad jų kuo mažiau būtų, tai labai gerai, kad mokykla vykdo šitas programas. Ką jūs galėtumėte patarti žmogui, kuris patiria patyčias? Kalbėti. Kaip galvojate, dėl ko žmonės tyčiojasi? Dėl įvairių priežasčių, ko gero greičiausiai nori save taip išreikšti. Kažkur mato spragas save realizuoti teigiamai pusėj ir iš neigiamos pusės save realizuoja. Ką galėtų padaryti suaugęs žmogus, kad būtų mažiau patyčių? Nemažai gali padaryti. Taip pat bendravimas, kalbėjimas su vaikais, sugebėjimas prieiti prie vaikų, išklausyti juos, jiems padėti. Ar esat patyrusi patyčias? Jos vyksta ne tik tarp vaikų, jos vyksta ir tarp suaugusiųjų. Todėl, ko gero galiu pasakyti, kad kiekvienas mes ir suaugęs, ir vaikas esame tai patyrę. Kur galėtų žmonės kreiptis, kurie patiria patyčias? Ko gero pirmiausia, kaip ir sakiau, kad į artimus savo žmonės, toliau yra psichologai, kurie tai padėtų. Ačiū Jums labai. Ačiū, laba diena. Labą dieną. Kokia Jūsų nuomonė apie patyčias? Neigiama, turbūt kaip ir visų normalių žmonių, požiūris į patyčias yra neigiamas, kokios bebūtų tos patyčios. Ką reikėtų daryti suaugusiems žmonėms, kad sustabdytų tas patyčias mokykloje? Ką daryti suaugusiems žmonėms? Pirmiausia, tai suaugusieji turėtų žinoti apie tai, kas vyksta, ar ne? Pirmiausia, turėtų moksleiviai, jeigu kalbam apie mokyklą, ar maži vaikučiai, jeigu kalbant apie kokią ikimokyklinį įstaigą, tai turėtų pasipasakoti, nebijot pasipasakoti savo tėveliam, mokytojam, auklėtojam, o tada suaugusieji labai rimtai tai pažiūrėti, nepasakyti, kad tai tu čia nekreipk dėmesio ir tai yra smulkmena ir tai nieko tokio, jeigu ten patampė už kasų, ar ten berniukas, ar ne, tave vis vienas kitą klasiokas, jeigu užkabinėja, tai čia nieko tokio. Ir duok atkirti ar dar panašiai kažkaip, turėtų labai normaliai sureaguoti suaugusieji. Ačiū. Ir nepraleisti pro ausis ir pro akis, nes tos mažos patyčios kartais paskui išvirsta į didelės, kad šitaip nebūtų. Ačiū. Prašau. Labą dieną. Norėtume sužinoti Jūsų nuomonę. Kodėl reikia kalbėti apie patyčias? Na, turbūt vienu žodžiu apie tai negali atsakyti, nes toks reiškinys kaip patyčios, aš manau, jisai egzistuoja ne tik tarp vaikų. Viskas, bent mano nuomonė, prasideda nuo suaugusių ir yra daug nuomonių ir vieną atsakymą, man atrodo, nerasim. Paimkim tokį paprastą pavyzdį, kaip, sakysim, žmonės sprendžia problemas. Ir patyčios tai yra įvairiom formom, gali būti žodinės patyčios, gali būti fizinės patyčios, ar ne. Ir paimkim įvairias visuomenės, kad yra atskiras tautybės. Čia toks gal kaip pusiau juokas būtų, paimkim, daleiskim kažkoks tai nesusipratimas kelyje, daleiskim dvi mašinos, vairuotojai vienas kitam neužleidžia kelio. Ir įsivaizduokim, kad tai vyksta Didžiojoje Britanijoje, ne? Du anglai. Dažniausiai atrodytų taip, vienas išlipa ir pasako, vienas kolega, man atrodo, kad jūs buvote neteisus, jūs man nepraleidote. Dabar kokia pati situacija Lietuvoje kaip būtų? Matėme iš reklamos per televiziją, daug žodžių, tenais tu toks, anoks, taip toliau, kur tu man čia užlindai ir panašiai. Tai va, rodo apie visos visuomenės, aš tai pavadinčiau, emocinį raštingumą. Tai yra bendravimas žmonių tarpusavy, pasireiškia, kaip jie sugeba
išspręsti vieną ar kitą problemą. Ir dabar ateikim prie vaikų. Čia vėl, sakysim, tai tik tai mano nuomonė. Man atrodo, kad visi šitie besityčiojantys, tai jie yra labiau nuskriausti dar už tą auką, nes gimė vaikai vis vienu. Reiškia, jo tasai noras kažkaip tai save išreikšti, netinkama forma save išreikšti, atsirado ne iš nieko. Tai reiškia, jisai kažkada buvo skriaudžiamas, buvo situacija, ar ten namuose tėvai, ar kaimynai, ar dar kas nors, jisai buvo silpnesnis, jis skriaudė ir dabar jam ateina laikas parodyti save, kai jisai gali kažką. Ir čia labai svarbu, manyčiau, yra tai ta trečioji pusė. Tai aš juos vadinčiau stebėtojais. Man atrodo, praktiškai patyčių nebūna, kada dviese yra. Kada dviese bendrauja, tai gali būti tenais kažkoks tai ginčas, dar kas nors, bet patyčios atsiranda tada, kada yra trečia pusė, kada yra stebėtojai. Ir šitų stebėtojų abejingumas, čia jau yra labai blogas dalykas. Nes labai pas mus dar įsikšaknyje yra toks dalykas kaip, skundikas žodis. Ne visą laiką jis yra neigiamą turi pobūdį, nes pranešti apie tą įvykį, kuris gali skaudžiai labai baigti suaugusiam, tai nėra kažkoks tai paskundimas ar dar kas nors, tai yra būdas ieškojimas, kaip išspręsti tą problemą. Aš čia daug kalbu, bet gal kažkiek tai tiesos tose žodžiuose ir yra. Kaip manote, dėl ko žmonės pradeda tyčiotis? Aš truputį jau čia galim grįžti prie šito. Aš tai esu įsitikinęs, kad pagrindinė priežastis, kad būtent tas skriaudėjas, jisai patyrė savo gyvenime nesėkmių, patyrė skriaudimą ir galbūt jis negali savęs kitaip išreikšti, nori save parodyti ir tas jo parodymas jam kitaip nesigauna, būtent kaip tik tai per patyčias, per skriaudas ar panašiai. Nes kitas, sakysim, save gali realizuoti. Pažiūrėkim, dabar tu jaunas esi ir jeigu kažką tai, labai sporte vaikas pasiekęs draugas yra, nelabai kas prie jų puola tyčiotis. Arba anksčiau dar, sakysim, tų moksliukų nelabai kas mėgdavo senesniais laikais, dabar jau moksle, kad esi pasižengęs, jau tu irgi esi autoritetas ir tų visų kitų atžvilgių. Jisai nori pas tave kada nusirašyti ar dar ką nors. Taip, kad pagrindė tai turbūt priežastis tai, kad jis patyrė tą nuoskaudą gyvenime ir nori ją neteisingai kompensuoti, bet bando būtent per patyčias tai padaryti. Ką galėtų padaryti aplinkiniai žmonės, kad būtų mažiau patyčių? Manau, tik vieną dalyką, nebūti abejingais. Nes abejingumas bet kurioje gyvenimo srityje neša tik tai blogį. Jeigu visa visuomenė nebus abejinga, negalim sakyti, kad nebus visiškai patyčių, bet jų sumažės ir visa visuomenė bus sveikesnė. Ką galėtum žmogui patarti, kuris patiria patyčias? Ką patart? Patart pirmiausia, kad pasitikėtų vyresniaisiais. Labai blogai, kada jeigu esi žmogus skriaudžiamas, kada užsidarai į save, tau daug yra sunkiau. Tikrai reikia tikėti, kad vyresniųjų tarpe beveik visi tikrai išties pagalbos ranką. Atviras, tiesus pokalbis, išsakymas savo bėdos ir tikrai su kitų pagalba išeiti visada rasi. Bet jeigu viską bandysi savy užspręsti, tada bus labai sunku. Kur galima būtų kreiptis, jeigu patiri patyčias? Manau, kreiptis tikrai daug kur galima. Šiandieninis jaunimas tai yra kur kas labiau įsilavinęs už mus tėvus ir senelius. Ir pirmiausia, tai artima aplinka. Tai yra mokykla, mokytojas, mokytojų kolektyvas, socialinis pedagogas, bet kas iš aplinkinių. Toliau, aišku, idealu yra, kada vaikas su mama ar su tėte gali kalbėtis kaip su draugu, kad neslėptų. Tai yra kreiptis į tuos, kas aplinkui juos supa. Bet svarbu, kad tikėtų, kad ta pagalba bus suteikta. Ar esate pas patyręs patyčias kada nors?
Na, kaip patyčias pavadinsi, nes aš manyčiau, kad patyčias nuo juokų tai yra tokia labai plona linija skiria. Ir sakysim, aišku, kad kai vaikas buvau ten ir apsižaudžiaudama buvo ir pasipravardžiuojama ir viską, bet irgi daug kas priklauso, jeigu ten nekalbu aš apie tas skaudžias patyčias, fizinės patyčias ar kas, nuo to skriaudžiamojo irgi daug kas priklauso. Jeigu aš šitai nekreipiu dėmesio, tai vieną kartą, antrą kartą pasipravardžiuoja, praeina viskas. Bet jeigu aš šitai reaguoju ir viską, tai tam, kuris nori mane įskaudinti, tai aišku, dar maloniau, jisai stengsis. Buvo visko gyvenime, bet viskas praėjo, tai pasakyčiau, normaliai. Ką darytumėte, jeigu šalia jūsų tyčiotųsi iš žmogaus? Tikrai nebūčiau abejingas ir aš iš vis ne vien tik patyčių, bet kokiuose situacijose skaitau, kad mūsų didžiausia visuomeniai šiandien tiek jaunimų, tiek suaugusių tarpe rykštė, tai yra abejingumas. Visada įsikiščiau, visada pasikalbėčiau su jaunu žmogum. Ar tai būtų patyčios, ar tai nepagarbus elgesys su kitu žmogum. Na, nebūsim abejingi, visiems bus geriau. Ir tai anksčiau ar vėliau visiems tai atsilieps. Ir pasijusi to kažkur per save viduje dvasiai daug geriau, kada prisiminsi, pavyko kažką tai, kad ir maža dalim prisidėti, kad tas konfliktas ten susiglaistytų, užsibaigtų ir viskas geruoju pasibaigtų. Ar įmanoma, kad šiais laikais būtų mažiau patyčių? Aišku, kad įmanoma, jeigu tik tai visi vienas, kaip vienas imsim ir stengsimės, kad jų nebūtų, o pirmiausiai pradėsim nuo savęs, kiekvienas jaunas žmogus, kiekvienas moksleivis, na, savo įsikals, kad aš niekados nesityčiosiu iš kitų, kad aš įsikals į galvą, kad aš stengsiuosi padėti tiems, iš kurių yra tyčiojamasi ir visada stengsiuosi pabendrauti, o ne atstumti su tuo, kurie tyčiojasi. Tai manau, kad tikrai sumažės patyčių ir aš tikrai tikiu, pasižiūrėjęs į šiandien jaunimą, sakysim, kad jisai eina gera linkme, kai kada tie pagyvenę žmonės mėgsta šnekėti, oi, koks dabar jaunimas, tenais blogas ir viską. Jeigu pasižiūrėtume į istoriją, senovės Romoj rasim sakinį, oi, koks šiandieninis mūsų jaunimas yra blogas. Nieko panašaus, geras mūsų jaunimas dabar yra. O kad tų negerovių yra, visose visuomenėse buvo, bet jisai jaunas žmogus eina gerien ir gyvensim, kad jisai bus pas mus idealus jaunimas. Ačiū. Dėkui.